Aš tai galbūt nesusijęs su šios dienos tema, bet įdomios pataisos gimsta Seime, valdančiųjų pataisos susijusios su lyties keitimu. Na, norima uždrausti Lietuvoje keisti lytį. Donalda, priimtina jums tokia pažiūrė? Ne, žinoma, kad nepriimtina. Nu ką, čia eilinis toksai triukas. Mes tokie esam, tokie visi katalikai, mes viską drauskim, viską uždrauskim ir gyvenkim baimiai, kaip kokie, nežinau, kaip tamsiausias kraštas. Na, eilinis bus toks. Taip, bet jeigu dievulis davė būti vyrų, na tai... Nu, dabar aš nemanau, kad jūs labai nutuokite, ką nors apie hormonų pusiausvyrą, tarkim, ir kiek žmogui yra vyriškų, kiek moteriškų hormonų, ir kokie būna disbalansai, ir kaip žmogus jaučiasi turėdamas moters kūną ir turėdamas daugiau vyriškų hormonų, pavyzdžiui, 60%. Kokie yra, išsiskiria tie hormonai ir taip toliau. Tai čia, žinot, galima vadinti tai, na, susirgimu, nežinau net. Ne, jokiais būdais. Tai, va, kad to net negali pavadinti, čia yra transseksualai siekia, kad jų tas sutrikimas būtų išbrauktas iš lygų sąrašo, bet ne dievulis valdo valstybę, žmonės valdo valstybę ir reikia valstybėje gerbti žmogaus teises. Mes dabar vėl turėsime projektą pažeidžiantį žmogaus teises. Taigi aš labai norėčiau, kad tie autoriai, kurie pasiūlė, atsidurtų transseksualų kailyje ir pajustų, kokią vidinę tragediją jie turi išgyventi, kai jie neturi galimybių, kai jie turi važiuoti į užsienį. Na, jūs turėjus reikalų beje su moterim. Aš turėjus reikalų su vyru, kuri tapo moterim. Ir tam, kad suprasčiau, kas tai yra, aš be galo daug skaičiau. O šitie du parlamentarai, neatlikę jokių tyrimų, kiek yra Lietuvoje transseksualų ir ką tai reiškia, siūlo drausti. Vis dėlto, Kazimierai, mes čia staptelėm ties šiandien taip pat įregistruotą jūsų kolegų pataisą, draudžiančią, siekiančią uždrausti lyties keitimą. Jūs kaip vertinate tai? Ar vis dėlto tai yra nepažeidžianti žmogaus teisių pataisa? Ponia Pavilionė sako, kad tai yra žmogaus teisių pažeidimas. Kaip jūs tai vertinate? Na, tokių atvejų, kai hormonai keičiasi žmogaus gyvenimo bėgiai, yra tas mediciniškai įrodyta ir matyti draudimą čia nieko nepadarysim. Bet tokius atvejus daryti normą, tai vėlgi ne mūsų praktika ir aš būčiau prieš tai, kad skelbti normą tokius atvejus. O išimtis gali būti. Mano tik išimtiniais atvejais galėtų būti leidžiama keisti lytį. Taip. Bet kaip yra kitur pasaulyje, aš nežinau, kokios... Įvairios situacijos įvairios ES valstybėse. Ir taip. Ir kadangi esam vieningo erdvėje, tai matyt, tas migracija tokių žmonių norinčių keisti lytį, jinai bus Europos. Gerai, bet kaip tuos išimtinius atvejus tada, vėlgi reikia kažkaip tai reglamentuoti juos. Ieškoti subtilios įstatyminės formulės reikia. Bet tai neužgaida, tai yra prigimtis, taip, kuri paverčia žmogų nelaimingą būtybę, kuri Manot, ieško... kad tai yra prigimtis? Be abejo, aš sakau, aš studijavau tą reiškinį, aš nekalbu iš kepurės. Taip, ir man tiesiog skaudu, kada žmonės nepasigilinę iš karto draudžia. Tai tegu jie pabendrauja, susitinka. Visai neseniai mes buvom pas Aušrinę Burneikienę ir kalbėjom, kad Lietuvoje reikia pradėti tyrimus dėl transseksualių žmonių, sužinoti, kiek jų yra, jų gyvenimo istorijas. Aš skaičiau jų gyvenimo istorijas, jie turi pasaulinį tinklapį. Taip, kad čia yra mums dar nesuprantamas reiškinys, mums tiems normaliems kabutėse, bet ar iš tikrųjų mes esam normalūs ir kas tas normas nustato, taip? Todėl aš noriu pasakyti, kad jeigu tokių žmonių yra, vadinasi, jeigu Dievas, kaip tu sakei, davė, kad toks žmogus gimė, tai tam žmogui reikia padėti egzistuoti, sudaryti sąlygas. Yra atveju, kai negalima pakeisti fizinės lyties, bet galima pakeisti jo vardą ir pavardę, jeigu jis jaučiasi blogai. Tai va, tai mes ir svarstom apie tokią galimybę. Jeigu jis negali gyventi moters kailį, jis nori būti vyru, tai nors pakeiskime pavardę, kad jis galėtų dirbti ir jaustis psichologiškai, patogiau. Na, sudėtinga problema. Išaugs daug diskusijų. Be abejo. Donalda, diskusijų. Aišku, išaugs diskusijų. Visada tokios temos iššaukia daug diskusijų. Diskusijų bus, bet aš siūlyčiau vis tik grįžti prie masiškesnių atvejų. Čia yra vienintiniai atvejai, kuriuos, manau, kad rasim, kaip apiforminti įstatymų. Bet kam dabar būtent juos reikėjo lysti ir kišti, tai nedraudžiama buvo. Taip, ir kai konservatoriai jau praradė autoritetą Lietuvoje, turėtų jie elgtis atsargiau, ne šitaip vėl šokiruoti pasaulį.
Gerai, o ko čia siekiama, kaip jums atrodo? Žmonės supykždinti eilinį kartą. Populiarumo Aišku, žinoma, dar kartą kelti problemas. Geriau, mielos moterys, grįžtam prie masiškesnių atvejų. Na, sakysim, aš pateikiu 2 pavyzdžius. Teikite. Imkim, sakysim, Sąjūdį, kuris kaip reiškinys suformavo Lietuvos valstybę, eina metai ir Sąjūdis turi tokį labai didelį autoritetą, moterį savo tarpę, tai yra Angonita Rupšytė, kuri, tapo, taip tiesiai šviesiai sakant, Sąjūdžio močia. Taip. Ir jau kitas žmogus nepakeis jos toje vietoje. Tai yra augantis autoritetas su laiku, duok jai Dievės sveikatos. Ir turim kitą atvejį. Ryškę politikę Kazimierą Prunskienę, kurios žvaigždė štai dabar vagesta mūsų akise. Kodėl visai Tai man viskai gaila. Sąjūdis pagimdė vieną politikę, tegul ne mano pažiūrų, bet ne ryški politikė, o jinai beveik pati save užgesino. Savo zigzagais, vingiais. Va, kur yra problema moteris. Jūs tik gimdykite tokius autoritetus. Ne, teisingai. Gerai, bet labai teisingai. Ne, jis teisingai palėtė problemą. Tai čia ir yra intelekto klausimas. Tai? Ir aš savo straipsniuose kalbu, ugdykime kūrybingą moterį, plačių pažiūrų moterį, taip, kuri ne tik mato save kažkur tai padangėje, bet mato ir kitas. Taip. Na, čia yra intelekto, savikritikos problema, čia yra asmenybės problema. Ir todėl, kalbant apie moterų masiškumą politikoje, reikia būtinai kalbėti apie kūrybingas asmenybės. Ir vyrus, ir moteris. Kuo daugiau Lietuvoje bus originalių mąstančių asmenybių, tuo greičiau Lietuva išeisis iš visokios krizės. Aušrinė, jūs buvot neseniai, sakėt, Jungtinėse valstijose. Galima palyginti moteris ten ir čia, kaip jos jaučiasi? Žinoma, jos ten kitaip jaučiasi. Jos su šypsena klauso mano pasakojimų, joms nesuprantama. Kas joms kelia šypseną? Na, todėl, kad mums reikia kautis dėl kiekvienos smulkmenos, bet ten yra labai arši problema. Katalikai už laisvą pasirinkimą yra bažnytinė tokia grupė ir katalikai, kurie neleidžia daryti abortų. Taip, reprodukcinės teisės ten yra labai arši problema. Ir Lietuvoje taip pat. Žodžiu, nėra dar sutarties. Kaip ir Lietuva nepriėmusi dabar iki šiol dirbtinio apvaisinimo įstatymo, ką seniai turėjome priimti. Va štai moterų teisų pažeidimas. Šeima nori susilaukti vaikelių dirbtinio apvaisinimo būdu. Mes svarstome 2 projektus, neleidžiame užšaldyti ir visą kitą. Čia svarbiausi moterim šiandien klausimai, Donalda, kaip jaučia tos visuomenės virpesius? O kaip jūs galvojat? Žinoma, jeigu procedūra kainuoja 15 000 ir jie turi žmonės, kurie tikrai turi problemų ir negali susilaukti vaikų, jie važiuoja į užsienį, jie daro jas privačiai. Čia yra toks absurdas. Taip, nepadeda, šeimai nepadeda, vėl yra veidmainystė. Kalbam apie... Gerai, kas turėtų padėti? Valstybė, vyriausybė, politikai. Taip, 3 Seimo periodus gulėjo. Taip, gulėjo ir gulėjo, bet todėl, kad, žinot, tai labai, politikam yra labai neskanu, kaip atrodys prieš žmonės, mes tokie esam visi krikščionys. Dirbtinis apvaisinimas, ką pasakys bažnyčia. Ne visiems politikam, kitiems... Ne, tai gerai, kad jūs esate sveiko proto, kad man irgi, kaip sakoma, reikia žiūrėti, kad visiems būtų, visiems žmonėms, kad būtų gerai. Padėti žmogui, svarbiausiai, padėti žmogui. Arba bent jau palikti žmogų ramybėje. Matyt, pasakysit, nepažeidžiant tų visuomenės principų. Aš vis tiek norėčiau grįžti prie tų atvejų, kurios rūpi tūkstančias moterų, o net prie tų mažesnių atvejų, kur problemos taip pat didelės. Na, sakysim, jūs sakot, daugiausia moterų baigia aukštuosius mokslus ir politikoje viršūnės jų mažai. Bet pažiūrėkime vidutinį visuomeninį gyvenimo lygį. Ten moterų visuomeninių judėjimų pirmininkių, aktyviščių, ko gero daugiau negu vyrų. Va, kur mes galėtume rasti tokią grandį, kad, sakysim, priimant į valstybės tarnybą, darbas visuomeninėse organizacijose jau būtų užskaitomas kaip pirmavimo kriterijus. Ir jeigu mes tą padarytume, ne šiaip jau savo atsitiktinai priimame seniūnas ten ar į kokią ministeriją, bet darbas visuomeninėse organizacijoje jau yra stažas įžengiant į valstybinę tarnybą, dėl kurių konkurencija labai didelė. Va tokiu būdu mes moterį atvežtume, ko gero, reikia mokėti. Galvoju, žiūri visi čia. Ne, bet tai čia privilegijos, kaip anksčiau vyrai į kariuomenę, todėl jos priimdavo. Ne, žinot, kaip yra, Kazimierai? Yra taip. Šiuolaikinėme pasaulyje nevyriausybinės organizacijos turėtų bendradarbiauti su vyriausybėmis, su ministerijomis. Tai politikai, reiškia ministrai ir nevyriausybinės. O pas mus kaip? Projektai patvirtinami tik tam tikros pakraipos žmonių šiais laikais, na, sakykime, krikščioniškosios, taip. Kiti projektai, kurie truputį nutolė nuo šitos šeimos gerovės politikos, jie atmetami. Yra
kryptingas bendradarbiavimas yra opozicinis, suprantat? Palaukit, Aušrinė, nu tai jeigu dabar nueisim į tokią šalį, kuri gal jūs vadintumėt pavyzdžiui, Švediją, tai ten mūsų pakraipo žmonės sėdi kalėjimuose, už tai, ką aš čia kalbu Lietuvoje laisvai. Tai ką jūs norite tokios tvarkos? Nu, ne vieną pastorių traukiam iš kalėjimo visam pasaulyje renkamais parašais. Dėl homoseksualistų teisų. Ir dėl to, ir dėl kitų dalykų, tai mes tokios visuomenės tikrai nenorim čia Lietuvoje. Gerai, bet vis dėl to apibendrinant jau, Donalda, tai kogi reikia, kad Lietuvos moterys šypsotųsi, ko joms trūksta iki pilnos laimės šiandien labiausiai? Ko reikia? Reikia gerų, dorų, sąžiningų vyrų šalia. Reikia, kad būtų žmonės aplinkui, besišyptantis, kultūringi, protingi, malonus, gerbiantis vieni kitus. Kad aplinkui žmonės elgtųsi taip, kad su jais norėtų, kad elgtųsi. Kad būtų normalų žmonės aplinkui, tai ir to moterim bus gerai. Nereikia išskirti moterų kaip atskiro segmento. Manot, per daug chamizmo šiandien visuomeniai? Per daug abojumo. Galbūt trūksta tokių sodrių visuomeninių karjerų ir asmenybių. Tiek vyrų, moterų, tiek ir moterų tarpe. Tai jūsų požiūris. Mano požiūris, trūksta Lietuvoje moterų solidarumo, trūksta vyrų ir moterų darnos ir trūksta daugiau susitarimo tarp partijų dėl tokių projektų, kurie atneštų gerovę visai tautai ir valstybei. Ir ta bėda, kad moterų su vaikais nepriima į darbą, tai čia tikrai nacionalinė bėda ir čia tikrai reikia nacionalinio susitarimo. Štai visos gėlės Kazimierai. Taip, Kazimieras, čia yra tūkstančių moterų lėtų. Mes šiandien Kazimierą iš viso, kaip sakant, pagerbsim, padovanosim gėlės. Jeigu pažadat... Tai bet diena tai ne mano. Nesvarbu, bet šiandien jūs buvot labai taikus. Ačiū labai. Dėkui. Tie klausimai, kur galima rasti. Kad atvykote į karštą vakarą. Darsyk visos mūsų mylimos, mielosios moterys su švente. Jūs ačiū, kad esat su mumis. Karštas vakaras kiekvieną darbo dieną 20:25 per Baltijos televiziją. Mes esam Facebook'e bei pasiekėme elektroniniu paštu, tad bendraukim ir būkit su mumis ir toliau.